Kelkėmės į Lietuvos pajūrį. Paplūdimiu netoli Juodkrantės ėjęs Vilnietis nepatikėjo tuo, ką išvydo savo akimis. Ant kranto gulėjo milžiniška kardžuvė, maždaug 2 metrų ilgio. Įprastai šios žuvys gyvena Atlanto vandenyne, egzotiškose kraštuose, todėl Baltijos jūroje dėl netinkamų sąlygų pasirodo itin retai. Štai kokią kardžuvę paplūdimyje netoli Juodkrantės surado Vilnietis Kęstas. Vyras vakar vakare nusprendė pliažu pėsčiomis nueiti nuo Nidos iki Klaipėdos. Buvo labai karšta, gerokai karščiau negu įsivaizdavau, baigėsi vanduo, dehidratacija ir matau žuvis kažkokią. Pala, trinu akis, galvoju, jau man čia vaidenas, nes aš kaip žvejys, kaip buvęs mokslininkas, iš karto atpažinau, kas čia per žuvis ir kas čia vyksta ir galvoju, ne, čia vaidenas, man reikia kviesti pagalbą, bet po to prieinu, žiūriu, okei, jinai tikra, viskas ten tvarkoja, pakėliu aš ją dar, galvoju, wow, žodžiu, man tai buvo kažkoks stebuklas. Saulė jau leidosi, tad vyras apie radinį informavo atsakingas tarnybas ir patraukė toliau. Temstant niekas kardžuvės nepasiėmė, tad jie liko gulėti iki ryto, o kirai, varnos bei lapės ir kiti gyviai surengė tikrą puotą. Štai kas iš jos liko patekėjus saulei. Na, o puota buvo tikrai įspūdinga, štai koks kilimas, tiesiog pėdų įvairiausių, paukščių, lapių, ko tik čia nėra, bet ir visa tai vis tiek nesumažina masto šio žuvies. Palaikykit, prašau. Va, mes taip pat ir išmatuosim, kokio ilgio ji yra. Lygiai 2 metrai. Iki uodegos pabaigos lygiai 2 metrai. Į paplūdimį atvyksta ir Klaipėdos universiteto mokslininkai. Jos taip pat šokiruoja ne tik žuvies dydis, bet ir pats faktas, Lietuvos krante guli kardžuvė. Oi, tai bus daugiau nei 3. Ir iš tiesų, net išiestais viduriais žuvis sveria kur kas daugiau nei 30 kg. Mokslininkas patvirtina, kad tai tikrai kardžuvė, mat yra ir 2 giminingos rūšys – marlinai bei buržuvės. Kardžuvės iš jų mažiausios, tačiau vis tiek gali užaugti net iki 1,5 metro. Vandenyje išvysto net 100 km/h greitį. Įprastai jos gyvena Atlanto vandenyne, o kas nutiko šiai, mokslininkai išsiplukdo gaišeną ištirti. Galbūt parazitai, galbūt išsekimas žuvies, nes jos yra prisitaikiusios prie sūraus vandens Atlanto vandenyno, tarkim, virš 30 promilių, kai tuo tarpu pas mus čia yra 6 promilės ir tos tikros jūrinės rūšys, jos patiria tam tikrą stresą ir jos netenka skysčių, žodžiu, gali būti išsekimas. 2003-aisiais prie Lietuvos krantų bangos išmetė net dar didesnę kardžuvę už šią. Mažesnės, dažnesni svečiai. Štai prieš 3 metus prie Nemirsetos poilsiautojai taip pat tokią užfiksavo. Vis tik mokslininkai sako, kad tokių egzotinių žuvų prie mūsų krantų tik daugės. Tai susijęs su kintančia aplinka, su šiltėjančiu vandeniu kai kurios rūšys, su druskingumo vėlgi tam tikrais pokyčiais. Tai dažniausiai pagrindinė priežastis laikoma klimato kaita. O štai biologai įspėja, Baltijos jūroje atsiranda naujas net žmonėms pavojingas plėšrūnas, tad ragina pastebėjus gyvą kardžuvę prie jos nesiartinti. Jie padeda išgyventi būtent tas kardas kaip ginklas tam tikras, kur sugeba susirasti ir užmušti grobį. Tai va, yra atveju net nuotraukų yra, kur persmeigta valtis, stambios, durklažuvės kiaurai žvejų valtis. Na, o žuvų entuziastai prašo visuomenės aptikus negyvą kardžuvę ar kitokią retą žuvį ne tik ją nusifotografuoti, bet ir pranešti atsakingoms institucijoms, kaip tai padarė Kęstas. Galim konstatuoti jos faktą, jos pasirodymą Baltijos jūrai. Bet visus žvejus raginu, pastebėjus kažkokias invazinės žuvų rūšis, jums nepažįstamas žuvų rūšis, susirasti mūsų Facebook'e tiesiog Lietuvos žuvys, parašyti mums, o mes jau nusiųsim atsakingiems mokslininkams, kurie jau pastudijuos, kodėl ta žuvis atsirado ir kokia ten žuvis yra. Visus duomenis apie šią kardžuvę Klaipėdos mokslininkai perduos danams. Šioje šalyje veikia institutas, kuris specializuojasi tokios rūšies žuvų tyrimuose.